Tai va, po ilgo laiko blogas prasideda štai taip. Dirbau, pažiūriu, kad nieko neliko. Ir aš vienas fabrike. Nieko nėra. Nieko nėra. Nežinau, dabar aš baigiu šiaip 10 valandą, o dabar yra apie 20:10. Nu, o aš pastebėjau, kad nieko nėra, prieš valandą čia savo pasivaikščiau, dar susitvarkiau truputį. Taip greičiausiai visi jau išėję ir aš turėjau eiti, bet man nieks nieko nesakė, aš galvoju, nežinau ką galvot. Nu tai dabar žodžiu einu namo. Ir į tą tarpą, kadangi aš jau čia, tai paaiškinsiu truputį, kaip čia viskas vyksta. Čia ateina sumaišo tešlą, čia šitus deda tokius šūdukus ir juos deda sausainį. Čia meta tešlą į šitą angą, čia eina įdeda tešlą, padaro sausainį. Tada eina čia uogienį įsisė. Čia kažką dar įmeta. Čia eina toliau vėl, čia uždeda ant sausainio viršų. O viršus tai atrodo, gali taip atrodyti, gali kitaip atrodyti. Eina toliau, čia nežinau ką padaro. Eina ten ir tada eina į pečių. Eina į pečių tą ilgą didelį. Tada grįžta šičia, ir tada eina šičia. Eina šitą sausainį čia juos sudeda į formeles, eina ten, eina čia, šitaip, eina į šičia ir ten pakuojasi. Ir viskas. Tai buvo geras. Filmuoju, žiūriu, stovi fabriko vadovas ir žiūri. Nežinau, gal matėsi dar ten, bet atrodė. Taip, tiksliau, turėjau šono gerai atrodyti, aš tai iššukau. Taigi, žiūriu, stovi toks, žiūri man. Sako, ką čia darai? Nuotrauką sako. Sakau, čia draugam. Nu, panašiai šiaip ir yra. Linksmai. Visai. Trysia vieną žodį, ten paskui pasakė ten, nu, tiksliau apžiūrėjau, ką aš ten dirbęs buvau. Viskas buvo normaliai, tada dar ten padėjau. Bėgau. Filmuoju, klausykit ir žiūriu, kad čia neblogas vaizdelis. Labai neblogas vaizdelis. No, not Scotland yet, no. Sveiki, mėly žiūrovai, sveiki, aš esu Škotijoj. Škotija. Nors ir čia panašu kaip kitur, kur gražu yra, bet čia irgi gražu. Ir pučia vėjas, ir upelis ten, ir ten kalnas, kurio jau nelabai matosi. Taigi sveiki dar kartelį. Ir čia visai neblogai, tik tai šaltoka taip truputėlį, bet vis tiek linksma. Štai jums gražus vaizdelis. Turėkit, ėskit. Ką galiu pasakyti? Škotijoje tikėjausi pilna škotų. Hai, tokių visokių, bet nesimatė nei sijonėlių, net nesimatė nei vieno. Labai norėjau pamatyti škotą su sijonėliu, aišku, mes čia biškį nelabai tokiam mieste, ne visai miestiškai čia taip atrodo viskas. Na, bet vis tiek galvojau, kad kokį tai škotą visai, žinot, gal užmatysiu, bet nemačiau, nu tai va taip sekėsi. Bet linksma. Žiūrėkit, prie kokios pilies artėjau. O taip, čia pilis, tikriausia pilis, o gal ir ne. Ir štai mes arti šios pilies, kuri nėra pilis, turbūt bus baukštelis. Mažiukas, toksai biškį didukas baukštelis. Kokios angos, čia žiūrėkit, patrankos turbūt, ir ten turbūt dar į vidų galima bus įeiti, jau kaip fainiai.
Pilelį nebloga. Kur čia veda? Kur čia veda? Veda čia turbūt gilus. Ne, nelabai, bet panašu, kad čia kažką tai palikdavau. Likimo valiai. Gerai, čia galit paskaityti, jei norit, nes aš tai tingiu. Ir mes vėliau dienos šviesoje, tralialia. Nu, nebloga, kaip sakant, pileliai, negaliu nieko sakyti. Nieko negali sakyti, nebloga tokia. Tokia visai nieko architektūra, supranti. Čia supranti langai, viską erdvus, konditionas. Viskas normaliai, labai, sakyčiau, puikiai padaryta. Another break. Break time. Oh, 5 minutes. 1 minute. Šitą pirksiu. Na va, štai mano naujasis kambariukas. Čia labai daug, aišku, viskas matosi kaip reikalas, kaip sakant, čia. Viską jūs suprantat. Aišku, ten vaikučių daug žaidžia. Aikštelį, linksma, galėsiu pažaisti. Čia va spinta, paprašysiu sesės, kad nupieštų vietoj tų užrašų nuogą bobą. Čia dar spinta drabužiam. Nu, nesvarbu žodžiu, tai reikia apsitvarkyti, dabar šitą tvarkau tarpą. Čia labai linksmas toksai, tai dėsim špaklius. Ir viskas. Sveiki sugrįžę į Luko kambarį, kuris visiškai nepasikeitė nuo vakar. Išskyrus, tad sutvarkiau šitą tarpuką. Ir dabar čia, kaip sakant, viskas labai normaliai. Gražiai atrodo, nėra skylės. Kaip sakant, nudažyti. Ir viskas bus labai normaliai, labai gražiai atrodys ir panašiai. Čia dar, bet čia žodžiu, žiauru čia. Pilna lašų čia buvo visokių. Tai, žodžiu, čia darbo tai beveik kiek, jeigu nori labai gražiai padaryti. Tai va, nu tai varau dirbs. Ačiū, kad žiūrėjote, iki.